Labai malonu, kad čia tiek daug jūsų susirinko. Dauguma dalyvių, kad ir baigė ABC kursus, toliau norėdavo fotografuoti, klausė, kas toliau. Taigi, su dėstytoju Flaviju nusprendėm kurti teminius fotografijos susitikimus. Ir aišku, tų susitikimų pasekoje sugalvojau sukurti tokį projektėlį kūrybinį, kurio rezultatas būtų nuotraukų paroda, katalogas. Mus visus jungia meilė fotografija ir meilė Vilniuje. Visi gyvename Vilniuje, taigi tai padiktavo temą Vilnius kitaip. Pasistengėm pavaizduoti Vilnių be standartinių klišių kitokį, kurį mato kiekvienas dalyvis. Šioje parodoje pamatysite, kad kiekvienas požiūris yra visiškai kitoks. Jeigu būtume šitus visus 5 fotografus leidę į vieną gatvę, pamatytume, kaip skirtusi nuotraukos. Vienas, tarkim, iš viršaus, kitos atspindžiai, kitose pastatų faktūros, kitos pamatė žmonės. Ir dabar pristatysime dalyvius. Taigi kviečiame Nijolę Vaitkūnaitę. Dabar visi dalyviai gaus va tokius unikalius diplomus. Jo. Tai bus dokumentas, kad visas šitas renginys pas mus galų gale įvyko. Diplomas labai siurprizas, labai malonus. Džiaugiuosi. Ką trumpai pasakyti, tai džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių susirinko. Šiaip labai buvo įdomu dalyvauti projekte ir labai džiugina, visgi pirma paroda. Tai va tik kiek. Kviečiame Šarūną Leoną. Labai daug norisi pasakyti iš tikrųjų, kad būsiu trumpas. Iš tikrųjų, mėgaukitės vaizdais, kuriuos matote, mėgaukitės šitą atmosferą ir tiesiog gyvenkite tuo, ko mes gyvename, kurdami visą šitą tai, ką jūs matote ant sienos. Ačiū. Kviečiame Dovilę. Ačiū labai. Iš tikrųjų, tik galiu paantrinti, kad buvo be galo malonu dalyvauti šitame projekte. Ir norėtume visų 5 mūsų dalyvių vardu nuoširdžiai padėkoti šio projekto sumanytojams Flavijui ir Monikai. Be jūsų būtų niekas neįvykę ir be jūsų šitą parodą nebūtų išvydusi dienos šviesos. Turim ir mažas dovanėlės iš tikrųjų. Ačiū labai, ačiū visiems susirinkusiems. Kviečiame Birutę. Noriu padėkoti visiems, kas atėjo pažiūrėti mūsų meninių bandymų, o labiausiai tai šito projekto tėvams ir globėjams. Kaip pasakė, kad darysim Vilnius kitaip, tai turi būti netvirukinis Vilnius, aš labai sudomau, nes aš tokių nuotraukų nesu darius ir galvoju, turbūt nepamiršėjau, nes aš Vilnių taip myliu ir jis man toks gražus, kad man išeina tik atvirukai iš jo. Bet va, darėm ir padarėm su bendrom jėgom, tai man tas procesas buvo labai malonus ir man būtų smagu, jeigu jums būtų malonu žiūrėti į to proceso vaisius, nors tie vaisiai nedideli, bet auginti su meilė ir nuoširdžiai. Irgi prašom. Tai va, pradžioj, ranką paspausim, po to jau duosim. Aš kaip visados paskutinis ir pagal pavardės raidą ir visur. Ir visados nieko nebelieka pasakyti, nes viską jau pasako. Lygiai taip pat, kai nuotraukų apžiūros būna, tai visi žiūri, o kai mano ateimėlė, visiems nusipostų žiūri. Tai ir mano nuotraukas tokios, visos kaip ir prieš 100 metų pasenę tokios, viskas, kas Vilniui negražiausia, nes gražiausias tėmas visi kiti pasiėmė. Taip ir išėjo. Ačiū, kad suorganizavo tokią nuostabią parodą. Man tai pirma paroda. Ir dar norėčiau pakviesti Andrių šių dirbtuvių vadovą. Noriu padovanoti mūsų parodos dar vieną vaisių, tai yra išleidom ir katalogą ir dovanojom. Šituo tai labai džiaugiuosi. Ir labai ačiū iš malonų bendradarbiavimą ir kad mus priėmė čia. Jo, ačiū tau.
paaiškino Atradus Pilaitę. Ačiū. Ačiū. Pirmoji eilėje labai ačiū Monikai. Va, nes šitos parodos idėja pati pradinė buvo būtent jos. Po to labai ačiū visiems dalyviam. Ačiū tą prasme, kad norinčių buvo daug. Bet kai atėjo laikas iki konkrečių darbų, kažkaip atkrito visi. Va, tai liko ištvermingiausi ir drįsiu pasakyti patys talentingiausi. Va, tai jiems labai ačiū. Gerai, dar vieną kartą. Labai įdomus apšvietimas. Pakvietė čionai koncertuoti, tai sakė, kad reiktų vienos dainos apie Vilnių. Ir tada aš prisiminiau, kurie čia poetai apie tą Vilnių rašė ir tiek daug poetų ir tokių gražių eilių. Ir radau Juditos Vaičiūnaitės vieną eilėraštį pavadinimu Saulėgrąža. Ir ten kaip tik tokia grynai fotografija poezijoje apie Saulėgrąžą Vilniaus senamiestį. Vilniui totorių gatvės statybvietėj užpernai augo Saulėgrąža. Žalio indėniško kraujo gėlė, visados atsigręžus į saulę buvo tos vasaros simbolis. Dar aš jas šnarėsiu vėjį klausau, dar aš regiu auksalapį, didžiulį jos žemę, dulkėtą ir giedrą. Žalio indėniško kraujo gėlė, lyg išdygus iš Vilniaus baroko. Lyg išdygus iš Vilniaus baroko. Aukštas, plaukuotas ir drūtas, su iltim ilgom atkištom. Po sniegą klampojo mamutas, galbūt paskutinis dėl to, kad šilo žemė, šilo saulė, švietė vis karščiau, vietoj tundros augo šilas, nors aš šito ne